Naujas gyvenimas, 476 pokalbis. Sveiki, ačiū, kad esate su mumis. Eterėje Naujas gyvenimas, mokslinio pokalbių ciklas kartu su dr. Laitmanu. Sveiki, sveiki. Šiandien pakalbėsime su dr. Laitmanu labai ypatinga tema – kabala. Visi girdėjo apie kabalą, bet mažai kas supranta, ką reiškia kabala. Mes paklausime dr. Laitmano, kas yra tikroji kabala. Prašau. Mes matome, kad paskutiniu metu yra toksai kultūrinis reiškinys Izraelė, daug žmonių ima domėtis ir klausti apie kabalos mokslą. Iš tikrųjų nėra tokio žmogaus Izraelėje, kuris būtų negirdėjęs tokios sąvokos kabala, bet niekas nežino, kas tai yra iš tikro ir nežino visos tiesos slypinčios kabalos moksle, todėl per daugybę metų kabala apaugo įvairiais mitais, manymais, įvairiomis idėjomis. Aplinkui yra tiek daug paslėptų, nesuprantamų, miglotų dalykų. Ir šiandien mūsų laidoje mes norime išsiaiškinti, kas yra kabalos mokslas, tikras kabalos mokslas, originalus, autentiškas ir kas per tiesa paslėpta šioje išmintyje. O po to galbūt išsiaiškinsime jo aktualumą šiai dienai, bet pradžioje išsiaiškinkime, kas yra kabalos mokslas. Aš dabar staiga atsiminiau pavyzdį, kuris mums padės. Aš gimiau gydytojų šeimoje, tėvas dantų gydytojas, mama moterų gydytoja. Abu buvo geri gydytojai, šeimoje visko pakako ir buvo kambarys, biblioteka. Ir šiame kambaryje, kaip pas mus čia buvo išdėliotos knygos. Ir mano knygos buvo mano ūgio lygmenyje. Ir kai aš paaugau, aš jau galėjau pasiekti knygas iš viršutinių lentynų. Jas iš tikrųjų jas saugojo. Tada nebuvo kito informacijos šaltinio, o tik knygos, aš kalbu apie 50-osius metus. Bet aš labai norėjau knygų iš ten, iš viršutinių lentynų. Kai man suėjo 10-11 metų, tai norėjau paskaityti mamos knygas apie ginekologiją. Mane traukė tai, kas ten įdomaus. Bet aš negalėjau jų pasiekti. Po to aš jau jas pasiekiau, bet vis tiek. Tai buvo taip sudaryta. Ką tai reiškia? Kad kiekvienam amžiuje yra sava raida. Yra tokie dalykai, kuriuos tu turi žinoti, o yra tokių dalykų, kurių neverta žinoti, galbūt po metų, 2-3. Tai priklauso, atitinka raidą, kad tu galėtum tai teisingai suprasti, suvokti ir galėtum su tuo dirbti. Ir kad tau tai būtų naudinga. Tai ne tik kalba apie šias knygas, ten buvo knygos apie mokslą, mediciną. Ne taip, kaip šiandien yra laisvas priėjimas prie bet kurios literatūros, bet tai buvo tada. Mes lygiai taip pat auklėjame vaikus, kai ateinu į mokyklą, aš sakau, man reikia kažko tai vaikui, 3-5 metų vaikui, ir perku jam tai, kas jam tinka. Toks ir kabalos mokslas. Jis turi patekti žmonijai tada, kada žmonija yra jam pasiruošusi, ir ne visa žmonija, todėl kad matome žmonijoje yra tokie žmonės, kurie iki šiol gyvena džiunglėse, urvuose, kaip pirmykščiais laikais, o yra tokie, kurie, kaip beduinai gyvena dykumoje, jau šiek tiek labiau išsivystę, jau turi radiją, o yra tokie, kurie gyvena miestuose, jie turi viską, ką turi dabartinis žmogus, kompiuterį, internetą,
yra tokie, ypatingai mūsų paaugliai, kurie jau nebesupranta, kaip įmanoma būtų gyventi be smartfono, be kompiuterio, jie kitokio pasaulio nepažįsta. Jiems pasaulis tai yra smartfono arba kompiuterio arba televizijos ekranas, visą pasaulį aš galiu nusipirkti ir visa informacija yra prieinama. Taip, ir gaunasi taip, kad atitinkamai ir turime žmonijai atskleisti dalykus, kodėl mes dabar atradome kažkokius tai vaistus arba gamtos reiškinius, o ne prieš 1000 arba 2000 metų, todėl kad tada tam buvom nepasiruošę. Ir tai atskleisti, teisingai tuo pasinaudoti. Kabalos mokslas kalba apie jėgas, kurios valdo mūsų pasaulį. Tai viena jėga, pasidalinusi į daugybę įvairiausių jėgų, kurios išeina iš vienos jėgos ir jos veikia žmoniją, negyvai, augalinį, gyvūnų, žmogaus lygmenį, visą šitą kūrinyje, absoliučiai viską. Tai yra jėgų tinklas, kuris valdo mūsų visatą, negyvasis lygmuo, tai visa visata, augalinis gyvūno ir žmogaus lygmuo, tai yra mūsų žemė. Ir tai veda į kažkokią tai tikslą. Atsiskleidžia atitinkamai fizikos, biologijos, zoologijos dėsniai, mokslas apie negyvąją gamtą, apie augalinį gyvūno pasaulį ir mokslas apie žmogaus kalbantį lygmenį. Ir šitas mokslas turi atsiskleisti atitinkant žmogų, kuris jau yra tokioje būsenoje, kai pasiruošęs teisingai jį suvokti ir teisingai tuo naudotis, kaip negalima kažkam, kas gyvena džiunglėse, duoti atominę bombą. Jisai nežino, kas tai yra, kas gali atsitikti, kokia problema, aš dabar sujungsiu abi šitos bombos dalis ir jinai sprogsos, ką reiškia sprogs. Jisai nesupranta, kad tai gali būti pasaulio pabaiga. Todėl mokslas, kuris kalba apie mūsų transformaciją, apie mūsų pakilimą į kitą egzistencijos lygmenį, į aukštesnį už tą, prie kurio esame pratę, pagerinti pasaulį, pagerinti žmogų kitoje egzistencijos pakopoje, tai yra labai ypatingas mokslas, labai svarbus mokslas. Jisai savyje jungia visus mokslus ir jis aiškina žmogui, kaip jis turi veikti tam, kad po to, kai pabaigsi raidą šiame pasaulyje, kaip dabar matome, mes esame aklavietėje ir turime pakilti į kitą egzistencijos lygmenį. Ir būtent šitas mokslas ir leidžia mums pakilti ir pradėti kitą etapą. Viskas, ką mes padarėme mūsų pasaulyje, mums nepadės, todėl kad tai veikia tik tai mūsų pasaulio plokštumoje, o norint pakelti į kitą lygmenį, tam turi būti kita išmintis. Kabalos mokslas tai nėra tas mokslas, kuris priklausytų šiam pasauliui, ne. Jisai turi pakelti žmogų, tarytum liftu, kad jisai pakiltų į kitą aukštą ir imtų ten vystytis. Kitas etapas tai yra raida be materijos, be mūsų materijos, be šio pasaulio. Tai yra jutiminė raida, yra proto raida, bet tai mūsų vidinė esmė be kūno. Ir tai yra tokia raida, kai pamažu mes imame nebejausti kūno ir imame gyventi kitame matavime, kuriame iš tikro nėra kūnų. Mes tai jaučiame, jie išnyksta iš mūsų suvokimo. Jie mums reikalingi, nes visi veikia
per protą ir jausmus be kūnų mechanikos, kai mums reikalingas visas šitas materialumas. Paaiškinti tokią išmintį žmogui, kuris gyvena šiame pasaulyje kaip paprastas gyventojas, jisai nesupras, apie ką kalba. Nors šiandien visos Holivudo žvaigždės ir mokslinės fantastinėse knygose mes galime šitos dalykus kažkaip tai įsivaizduoti, tai nebereikalo tai vystėsi, tai yra kaip pasiruošimas kabalos mokslo suvokimui, jo supratimui. Ir todėl mes saugojame šią išmintį iki tol, kol žmonija buvo nepasiruošusi. Kas mes, kabalistai, per visas kartas. Pradedant nuo to, kuriam pirmam atsiskleidė kabala prieš 5700 metų, šitas žmogus buvo vardu Adomas, jis buvo pirmas kabalistas ir iki mūsų laikų visi saugojo kabalos mokslą, saugojo nuo platinimo, lygiai taip pat kaip tėvai nenorėjo, kad skaityčiau tas knygas, kuriom esu dar nesubrendęs. Kiek man buvo 4-5 metai, tada dar televizijos nebuvo. Galima buvo arba kieme žaisti su kamuoliu, arba sėdėti namuose, skaityti knygas, daugiau nieko nebuvo. Aš kalbu apie 1952, 1953, 1954 metus. Po to 1957 metais jau buvo televizija, atsirado televizija. 1957 metais. Ir ką tada galima buvo pamatyti? לענייננו, שמקובלים, זאת אומרת, אנשים Ačiū mūsų temai. Kabalistai vadėsi žmonės, mokslininkai, kabalos mokslo specialistai, kurie žino, apie ką yra kalbama ir kaip ją naudotis. Jie žiūrėjo į savo aplinką ir matė galbūt šitas, galbūt ir kuris nors, kuriam galima paaiškinti ir tyliai, tarytum paslapti, apie tai imdavo su jais kalbėti, kaip apie filosofiją, tai buvo prieš daugybę kartų ir pamažu suprato, kai žmogus pasiruošęs, jį tai domina, jisai jau viduje yra subrendęs, tada jį pakviesdavo ir studijuodavo kabalos mokslai. Taip kabala perdodavo iš vienos kartos į kitą. Be to, kad rašydavo knygas, šitas knygas taip pat slėpė. Ir netgi jeigu neslėpdavo, kabalo yra toks kodas, jeigu žmogus negauna šio kodo raktų, kaip reikia žiūrėti į knygą, apie ką būtent į kalbą, kaip reikia nagrinėti tekstus, priklausomai nuo to, kas aš ir koks yra pasaulis. Nieko be to negalima suprasti. Čia yra parašyta šakų kalba, nors taip atrodo, kad čia yra kalbama apie šį pasaulį. Čia nieko nėra nei apie žmonės, nei apie gyvūnus. Čia yra kalbama apie aukštesnėsias jėgas, tai yra apie jėgas, o ne apie objektus ir dalykus, daiktus. Ar kažką tai materialaus. Ir jeigu išminčiai neperduotų šių raktų, skirtų teisingam šios išminties skaitimui, tai netgi tas, kuris atsivertų knygą, nesuprastų, apie ką čia kalba. Jis pagalvotų, kad kabala kalba apie gyvūnus, apie augalus, apie viską. Ten yra tokie žodžiai kaip lytinis suėjimas, apkabinimas, bučinys, vyriška jėga, moteriška jėga, gimimas, vadinasi tokia erotika. O po to kalba apie dangų ir žemę, tai jau
dvasios, raganos ir kitos jėgos, angelai. אז היו בונים מזה ממש, אני עד לפני, אני הייתי אצל כמה, Aš buvau pas keletą žmonių, lankiausi pas juos, kurie man pasakojo apie kalbos mokslą tokius dalykus, kad aš tiesiog buvau nustebęs, kaip galima taip suprasti. Ir filosofai, ir įvairių religijų atstovai. Aš stebėjusi, kaip galima taip stipriai klysti, bet jie kalbėjo rimtai, naudodamasi visais šiais knygos Zohar terminais. Kažkada buvau susitikęs su tais, kurie yra pabėgę iš Irano. Tokiais išminčiais jie man pasakojo tokius dalykus, vadinasi, kabalos mokslas, jeigu tu šio mokslo negauni iš pripažinto kabalisto ir jis tau neduoda visų raktų, tam tu negalėsi atverti knygos. Tada galima susipainioti. Ir judaizme yra tokia sąvoka atverti knygą. Tai reiškia atverti. Tas žmogus, kuris ją atveria, jisai užmesga kontaktą su tuo, kas rašoma tam, tai jam tampa atvertų aukštesnių pasaulių. Tokie žmonės iš tikrųjų supranta, apie ką kalba knyga. Bet kadangi kabalos knygos pilnos tokių žodžių ir pavadinimų ir pasakojimų, iš kurių galima sukurti begalybę visokių pasakojimų ir ko tik ne. Ir taip pat išminčiai. Tai taip padarė įtaką, iš to atsirado filosofija ir mokslas. Ir gaunasi, kad iki šios dienos yra tokia nuomonė apie kalbos mokslą. Taip, mes žinome, kas tai yra ir mes suprantame. Kaip dabar per televiziją rodo serialą apie kabalos mokslą, aš pamiršau, kaip jisai vadinasi. Neseniai buvo parodyta keletą serijų ir žmonės, kurie pažiūrėjo, pasakė, kad tai juos dar labiau painioja, klaidina. Gerai, kad bent jau mes suprantame, kad nežinome, kas tai yra. Tai sukūrė painiavą ir kartais netgi šokį, moteris šoka. Ir tai priskiria įvairias dietas ir manierą rengtis, ar netgi būrimo kortomis. Tai absoliučiai nėra kabala. Vadinasi, naudojasi kabalos mokslą, ima kaip pamušalą, bet turinys labai tolimas nuo to, koks yra tikrasis kabalos turinys. Taip, iki šios dienos mes matome, koks buvo paplitęs klaidingas supratimas ir mes gyvename pirmoje kartoje, kai galime atskleisti kabalos mokslą ir jį paaiškinti visiems. Tai yra, mes turime raktus paaiškinti visiems. Kaip aš išeinu į gatvę ir galiu sutikti kažkokį tai mokinį, kuriam galiu perteikti tai, ką turiu, jisai tai perteiks kitam mokiniui. O šiandien aš galiu išeiti į gatvę ir šaukti, prašau, kas nori atskleisti, kurie eikite paskui mane.
nes jau karta išaugo, subrendo iki tokios būsenos, kad jau gali teisingai pasinaudoti kabalos mokslu ir pakilti į kitą lygmenį, į kitą etapą. O kaip jūs galime žinoti, kai jūs lyginate tai su vaiku? Vaikui tai labai paprasta, mes matome, kad kai jisai auga, bręsta, mes galime atitinkamai organizuoti jam sąlygas, o kas gali žinoti? Tėvai yra aukštesnėje pakopoje ir jau supranta, kad kokias knygas galima jam duoti, kurios tiktų jo amžiui. O po keletą metų galės duoti dar sudėtingesnį knygas. Bet tai bendrai priimta, mes žinome. Taip pat yra kabalos mokslas, bet vidinį pasiruošimą sunku pamatuoti. Mes tai matome iš kartų, mes tai matome taip pat iš pasaulio visos būsenos. Mes tai gauna kaip perdavimą kabalos mokslas. Būtent šitas pavadinimas reiškia perdavimą, mes tai gauname iš vienos kartos per kitą. Tai mums perteikė didysis kabalistas Baal Sulamas, kuris išvystė kabalos mokslą ir atvedė tą mokslą jau į tokią būseną, kurią gali naudotis visi ir ją galima atskleisti visiems. Ir ją atskleis visos tautos, vadinasi, tai, kad aš gavau kabalos mokslo raktus iš jo vyriausio sūnaus Baruk Ašlovo, aš privalau tai daryti, tai nėra mano pasirinkimas, aš noriu ar ne, aš čia jau žiūriu, kam aš galiu tai perteikti, kam ne. Jeigu man tai yra duota perteikti visiems, tai aš tai atskleidžiu visiems. Kiek aš ją pažįstu, kiek suprantu. Ir tokioje būsenoje esame šiandien. Todėl mūsų laukia didžiulis ir sunkus darbas. Visų pirma, turime atsikratyti visų stigmų ir išsigalvojimo. Ir atsikratyti kabalos įvairybės, atskirti ją nuo taro kortų, nuo šokių, nuo amuletų, akmenų ir panašiai taip toliau. Mes turime atsikratyti visokių ten raudonų siūliukų iš šventinto vandens, mes turime viso šito atsikratyti. Mes turime suprasti, kad kabalos mokslas yra skirtas žmogaus ištaisymui ir jo ryšio su kitais žmonėm ištaisymo. Tik tai tada, kai žmogus mezga teisingus kontaktus su kitais žmonėm, jisai atskleidžia tokias sąlygas, kurios reikalingos aukštesniam pasauliui, aukštesniai šviesai atskleisti. Ir teisingai derinyje, jeigu jie atskleidžia jėgą, tai ta jėga ims veikti jų viduje ir pakels juos į kitą gyvenimo lygmenį, nes ta šviesa, kurią jie gaus, jos pakels iki naujos realybės pajutimo. Ir tas pasaulio vaizdas taip išnyks, jis visų pirma praras savo svarbą. Ir vietoj jo atsiras aukštesnio pasaulio paveikslas ir ryšys tarp jėgų, kurios valdo visą realybę. Be to, taip pat ir per kurį tai laiką žmonija ims dirbti su šiomis jėgomis. Tai iš viso jis pamažu ims nebejausti, šitas pasaulis išsivalys, jisai dings iš mūsų pajutimų, todėl kad jisai yra iliuzija, jisai egzistuoja tik tai 5 mūsų iliuziniuose jutimo organuose ir tada mes imsime gyventi tik tai dvasinėme pasaulyje. Šito mes turime pasiekti.
Mes netgi turime požymį, kad iki 6000 metų pabaigos, nuo pirminio atskleidimo iki visų ištaisymų pabaigos, kabalos pagalba, kai visi tapsime kaip vienas žmogus su viena širdimi, visa žmonija. Ir tada jau būsime kitoje pakopoje. Pabaigai, mūsų pokalbio pabaiga jau baigėsi. Yra tiek daug painiavos šioje išmintyje ir šita išmintis turi tam tikrą kodą, kurį reikia turėti, kad iš viso kažką čia suprantame. Bet be šito vaikas neauga. Taip, tai yra ta raidos dalis ir pabaikime vieną frazę. Kas tai yra kabalos mokslas? Kas yra kabalos mokslas? Tai yra jėgų sistemos atskleidimas, kurie veikia viena jėga vadinama kūrėjo, kurios skaitimo reikšmė reiškia gamta, tai yra aukščiausia gamta, kuris savy turi visas mūsų egzistavimo formas. Ir gamtos, aukštesnės gamtos prigimties atskleidimas, norint ją pasiekti, supanašėti su ją, susijungti su ją ir palyginti save su ją, tai yra šio mokslo tikslas. Tikiuosi, kad mes tai padarysime, kad žmogus iš to gaus, čia žmogus gauna tą patį lygmenį, kokiame yra ir kūrėjas. Jeigu vis tiek tai vyks, jeigu ne gerų kelių, yra ir kitos gamtos jėgos, kurios stumia mus pirmin per įvairias krizės. Bet vis tiek mes šito pasieksime. Su jumis dar pakalbėsime šią temą. Labai ačiū dr. Laipmanui. Ačiū ir jums, kad buvote su mumis. Iki kito susitikimo. Kitoje laidoje Naujas gyvenimas.